Sveiki visi. Šiandieną, kaip ir kiekvieną savaitgalį, mes pasižiūrėsime ateinančias savaitės prognozę visiems zodiako ženklams. Ir pas mane jau yra paruoštas avino ženklelis. Taigi, mėlyjeji, kas mūsų laukia ateinančią savaitę nuo vasario 17 iki vasario 23 dienos. Na ir pasižiūrėsim, kaip įprastai pozityvas, negatyvas ir patarimas, į ką atkreipti dėmesį, ką daryti ar nedaryti. Taigi pasižiūrime. Nagi, mėly avinukai, kas gero laukia jūsų ateinančią savaitę. Pinigų karalienė. Labai gera korta. Kas negatyva krenta ateinančią savaitę? Lazdų tūzas. Lazdų tūzas ir ką darysite arba nedarysite? 9 pinigėliai. Labai geros kortos. Taip, avinukai, jūs ateinančią savaitę jums bus stabili, rami. Gausite pinigėlį. Galbūt teks sumokėti mokesčius, žodžiu, rūpinsite savo turtų, nekilnojimo turtų, savo asmenybę, savo įvairiais tokiais turimais dalykais, kuriuos jūs turite, jūs kažkaip nusistovės kasdienybė, bet į negatyvą krenta lazdų tūzas, nebeliks tokio polėkio, tokio kūrybinės ugnelės, kažką dar daryti, kažko užsiimti. Jūs tiesiog atsiduosite sotesniam, tokiam ramiam gyvenimui, nes viskas yra gerai. Sveikata pasitaisė, reikalai susitvarkė, pinigėlių gavome, tą, ką buvom suplanavę, atlikome. Ir to tokio kaip ir kažką naujo užsidegti naujam darbam, kitą savaitę nelabai čia mes turėsime ūpo, norų, sveikatos ir gal tokių naujų kūrybinių užduočių ir nebus. 9 pinigiukai sako, viskas bus gerai. Jūs užsitarnavote tą ramybę, poilsį, sveikatą, turtą. Jūs viską užsitarnavote ir tai, kas ateinančią savaitę bus gero, tai į tai atkreipkite dėmesį, avinukai, ir mėgaukitės savaitę. Ramia, pozityvia savaitė. Dar atkreipkite, pagal šitą kortelę, atkreipkite dėmesį į moterį, gimusią žemės ženklę. Ten turėtų būti mergelė, jautis arba ožiaragis, arba jūsų šeimos kažkokia moteris, žmona, mama. Tai va. Na ir jau turime jaučius, avinukams ten buvo prognozė. O šį kartą dabar jau turime jautukus. Jautukai, pažiūrime, koks pozityvas jūsų laukia ateinančią savaitę. Jautukai, tai pasaulis. Kas į negatyvą jums krenta? Bokštas, jautukai. Ir į ką atkreipsite dėmesį, ką daryti ar nedaryti? 5 taurės. 5 taurės jautukai, gausite žinią iš toli, galbūt per internetą, per messengerius kažkokią žinią. Kažkoks žmogus atsilieps, kuris seniai su jumis nebendravo, arba jūs su juo nebendravote ir galbūt santykis jau buvo uždarytas su tuo žmogum ir tas žmogus atsilieps ir praneš kažkokias naujienas ar kažkaip tai, kad jūs kažkaip sukrės. Va tas bokštas, tai sako, tai bus netikėta, tai bus kažkaip neplanuota, netikėta, jūs visiškai neplanavote bendrauti, kažkur važiuoti ir dabar kažkur kviečia ar kažką siūlo pagal pasaulį kažkur vykti ir jūs sakote, tai jaukia mano visus planus ir aš tiesiog nežinau. Ir 5 taurės sako, man atrodo, man reikės atsisakyti. Na, dar pažiūrėkim pagal tą bokštą vis dėlto, kas čia. Na, taip, iš tikrųjų kvailelis. Taip, kažkas naujo, bus kažkas naujo ateinančią savaitę, kas jūs pakeis jūsų planus, jūsų kasdienybę, jūsų rutiną ir tas kažkas toks visiškai, galbūt jūs su tuo žmogum uždarėte jau kontaktą, uždarėte savo biolauką, o čia dabar toks kaip pilypas iš kanapių, na, sveika, labas arba sveikas, kaip tu čia, kaip ką. Tai va, ir jūs galvojate, nu tai kaip čia dabar. Žodžiu, kažkokią emocinę sukrėtimą patirsite jautukai. Tai va tokia savaitė, bet per daug nekreipkite dėmesio. Nu, žodžiu, šiek tiek per emocijas bus pavažiuota į tai, ką jūs jau kaip ir pamiršote, uždarėte geštaltą, o čia dar žiūrėk ir
atsirado kažkas kaip įvypas iš kanapių. Na, jums spręsti, kaip elgtis su ta informacija, su tuo pasiūlymu, daryti ar nedaryti. Tai va, gerai, dabar mes žiūrime dvyniukus. Dvyniai, kas ateinančią savaitę laukia jūsų pozityvaus, gero, į ką atkreipti dėmesį? Nagi, dvyniai, taip. Taigi, tai yra 3 pinigėliai, tai pozityvu. Kas nelabai pozityvaus tokio? 6 lazdos. 6 lazdos. Ir į ką atkreipti dėmesį, ką daryti arba nedaryti? Pasaulis. Pasaulis. Kas bus pozityvu? Jūs būsite savo srities specialistas, profesionalas, dirbsite komandoje, gerai atliksite visus savo darbus, tiesiog kasdieninė veikla, kasdienybė. Kas į negatyvą 6 lazdos, jau jūs nebūsite čia, ateinančią savaitę nebūsite ant arklio, kažkas jūs pažemino, kažkas jūs įžeidė, kažkas nusodino jūs, jūsų polėkį, jūsų ugnelę kažkas truputėlį prigesino, turbūt prieš tai, nes jau jūs norėtumėte ir toliau būti toks ant arklio, bet kadangi negatyva, tai pergalės, kurios buvo iškovotos, jas reikia ir toliau kažkaip jas palaikyti, tą pergalingumą. Bet matyt, kažkiek jūs pulsite veidų į purvą ar kažko. Ir pasaulis krenta, į ką atkreipti dėmesį. Jūs kažkaip užsivėrėte, atkreipkite dėmesį į santykius su žmogum. Jeigu esate susipykę, susitaikykite. Jeigu turite kažkokių neatsakytų klausimų, išsiaiškinkite. Pasinaudokite viešaisiais ryšiais, internetu, kažkokiais laiškais, kažkas užsidarys, kažkoks vienas etapas jūsų gyvenime užsidarys, bet prasidės kažkas naujo. Taigi vieną etapą jūs pabaigėte ir tai ne į pozityvą jums, kažkas jums šiek tiek nusodino nuo arklio, ateinančią savaitę nusodins nuo arklio. Bet jūs išliksite savo srities profesionalas ir dirbsite pinigėlį ir už savo darbą gausite pinigų. Šitos srityje jūs tikrai nepralošite. Tai va tokia savaitė dvyniams, o dabar mes pereiname prie vėžių. Pažiūrėjau, čia matosi, taip matosi. Nagi, vėžiukai, ką mes turime ateinančią savaitę, pozityvaus, gero. Kas bus gero ateinančią savaitę vėžiukams? Pažas lazdų. Kas bus nelabai gero ateinančią savaitę? Lazdų karalius. Ir į ką atkreipti dėmesį, ko daryti ar nedaryti? Yra 3 taurės, ko daryti ar nedaryti. Labai geros kortos vėžiukai, jūs aktyviai kažkur važiuosite, užsidegsite naujais darbais, kažką darysite dėl vaikų arba dėl savo augintinių, kažkokią naują veiklą, ar kažkur juos reikės vežti, ar į būrelius kažkokius, kažką daryti. Žodžiu, užsimsite aktyviai su vaikais, su pagyvenusiais žmonėmis, su augintiniais savo ir kažkur vyksite į tokią aplinką, ar skambinsite, arba vyksite, kur jūs dar nesate buvę į kažkokią ar tai įstaigą, ar kažkokiu naujų adresu. Į negatyvą krenta lazdų karalius, kad jums nepavyks ten, iš karto nepavyks išspręsti reikalo, kurį suplanavote. Jums gali būti uždarytos durys, atsakyta šiek tiek, spręsti jūsų reikalą bus atidėta. Ir 3 taurės sako, nenusiminkite, atkreipkite dėmesį į vis tiek į pozityvą, kad jūs tarp žmonių, jūs sprendžiate klausimus ne dėl savęs, galbūt dėl kažko kito. Ir tai neturėtų jūsų liūdinti. Pabendraukite, pasikalbėkite. Galbūt su kažko pasikalbėkite, pasitarkite. Taip iš dūšios pakalbėkite ir jums gausite naudingą patarimą. Tai va, vėžiukai. Tai tokia savaitė. Kažką aktyvaus norėsite padaryti, bet jums bus truputėlį reikalai jūsų bus pristabdyti. Ir dabar turime liūtuką. Liūtai. Kas jūsų laukia ateinančią savaitėlę, kokia bus pozityvas, kas nelabai gero ateinančią savaitę, kas čia pas jūs liūtai naujo,
Aha, kas bus gero ateinančią savaitę? 3 lazdos liūtai. Kas nelabai gero? Lazdų karalienė. Ir ką atkreipti dėmesį, ką daryti ar nedaryti? 3 taurės liūtai. Aha. Kas bus gero, jūs turėsite tokią kaip ir pertraukos savaitę. Jūs planuosite, bet aktyvių veiksmų nebus. Planuosite kažką naujo, naują kryptį. Gal turite 2 darbus, reikia 3, galbūt turite 2 vaikus, planuojate 3. Kažkas savarankiškai, 2 kažkokie veiklos savarankiškos, o 3 nelabai savarankiška. Kažkaip reikės skirti dėmesio. Na, planuokite, kad, žodžiu, kažkokia jūsų veikla turės prasidėti už 3 dienų, ar už 3 savaičių, ar už 3 mėnesių. Kažkas bus naujo už tam tikro po 3. Tai va, ir su tai susiję negatyvą krinta lazdų karalienė. Galbūt tokia moteris jūsų aplinkoj kažkokius kišpagalius į ratus jums, arba neduos to, ko jūs norite, arba nebendraus su jumis, arba pasakys tam tikras sąlygas, jums pastatys jūs į tam tikras vėžės rėmus ir jūs turėsite susimastyti. Na ir patarimas, atkreipkite dėmesį į skysčius, nepradėkite gerti arba neieškokite lengvos kompanijos. Galbūt norėsite kam nors išsipasakoti, pasiguosti, nes jūs įžeis tokia karalienė, o jūs čia planavote, o čia dabar susidūrėt su jos kažkokiu pasipriešinimu tikriausiai. Tai va, jūsų reikalai nesispręs ateinančią savaitę, va taip galima pasakyti, nors jūs planuojate, bet jūsų reikalai nesispręs. Ir dėl to jūs jausite poreikį su kažkuo įsišnekėti ir gal net pakelti taurę, kažkaip atsipalaiduoti dėl to. Tai valiutukai, žiūrėkite, kokie reikalai čia jums artėja. Na, dabar turime mergelę. Nagi, mergelės, ką mes čia turime ateinančią savaitę su jumis, vasario 17 iki 23. Pasižiūrėkime, kokį čia ypatinga jūsų kasdienybė. Kas gero laukia mergelio ženklo atstovų ateinančią savaitę, 7 taurės. Kas nelabai gero laukia ateinančią savaitę? 5 pinigėliai. Ir ką atkreipti dėmesį, daryti arba nedaryti, žinoma daryti, krinta magas. Jūs labai suplanavote, kad tikriausiai čia kūrybinė veikla kažkokia. Jūs kažką labai kūrybiškai suplanavote, net 7 dalykus iš karto, ir to noriu, ir tą darysiu, bet 5 pinigėliai krinta į negatyvą, sako, jūs neturėsite tam resursų. Gal laiko truks, gal truks sveikatos, gali būti kažkoks liga, susirgimas, į pozityvą krent. Jūs svajokite, jūs planuokite, svajokite, turėkite tas vizijas galvoje. Gal jūs kažkas uždegs, gal jūs busite tokioje vietoje, kur pasirinkimas yra labai didelis kažko tai, bet jums kažko truks. Ar pinigėlių, ar bus per brangu, ar per daug resursų išnaudosite. Bet magas sako, viskas jūsų rankose. Ir pasižiūrėkite, galbūt dar nelaikas. Galbūt nelaikas atėjo įgyvendinti tai, ko jūs norite. Bet dar pagal šitą kortą žiūrėkite į žvaigždės, gal pasidomėkite horoskopų savo, gal dar nelaikas atėjo, nes kas danguje tas ir ant žemės rodo šitas vyriškis, bet to reikia sulaukti tinkamo momento, o tada jau viskas jūsų rankose, mergelės. Taip, negi, ačiū jums. Kad į negatyvą 5 pentakliukai, tai rodo, kad jūs turėsite kažkokį tai ar susirgimą, ar pinigėlių trūkumą, ar kažkokių kitų resursų trūkumas bus. Gal jūsų niekas nepalaikys dėl to sumanimo, ar tų sumanimų. Na, žodžiu, taip. Na ir svarstykliukės, kokiu mes turime planų ateinančiai savaitė. Pasižiūrėkime, kas gero, kas pozityvaus įvyks jūsų kasdienybėje. Pakabintasis. Ir kas nelabai gero? Kas nelabai gero? Saulė. Ne saulė. Čia yra 20-asis arkanas. Dangiškasis teismas, baisusis teismas. Į ką atkreipti dėmesį, svarstyklės bokštas. Na ir pasižiūrime 3 kortas. Ką bokštas pasiims? 2 kortas. Ką bokštas pasiims?
Bokštas pasiims kažkokius jūsų resursus. O ką bokštas atneš? Bokštas atneš jums resursų trūkumą. Tai va. Svarstyklės, kas į gerą kažkokią situaciją, kuri ilgai nesisprendė, turėtų pajudėti iš mirties taško, kur jūs jautėtės nelabai gerai, kažkaip liktai auka tokia, liktai surakintas, ar sirgote, galbūt gal resursų neturėjote, gal pareigos kažkokios buvo, kažko turėjote laikytis, dietos, dar kažko tai. Tai ta situacija įsispręs į gerą, jūs išeisite iš tos kabančios padėties, tokios neapibrėžtos. Kas į negatyvą krenta baisusis teismas, jūs turėsite kažkaip apsispręsti ir nuspręsti. Pagal šitą kortą sako, laikas atėjo. Atėjo laikas pokyčiams. Ir tai kažkodėl jums į negatyvą, tikriausiai jūs nesat pasirengę šitiem pokyčiams, nes atkreipkite dėmesį, kad tai bus, jeigu jūs išeisit iš tos tokios apgailėtinos padėties, vadinasi, kad įvyktų pokyčiai, jums reikia kažką daryti. Pagal šitą kortą atėjo metas kažką daryti. Ir tai jums stresas. Tai jums stresas, nes jūs turite priimti sprendimą kažkokį svarbų susijusiu su savo gyvenimu, su savo padėtim svarstyklės. Ir tai dėl to jums kyla stresas. Ir tai jau bus tikrai. Ir aš paklausiu, ką atims? 10 pinigėlių. 10 pinigėlių yra šeima, stabilumas. Gali būti tėvų šeima, gali būti jūsų sukurtoji šeima, tai atims jūsų stabilumą. Dar gali būti jūsų asmeninės pajamos ir ką atneš savęs gailėjimąsi. Gal kažką turite keisti, kažką sumokėti tikriausiai, ką pasiims pinigus iš jūsų resursus, o ką atneš jums trūks pinigėlių. Jūs galite likti be pinigų, be palaikymo šeimos, dar be kažko tai. Jeigu jūs turėjote šeimą, jūs galite likti be šeimos, svarstyklės. Bet jūs kabėjote žemyn galvą, tai nebuvo gera padėtis. Jūs iš jos ateinančią savaitę kaip ir turėtumėte išeiti. Ir kaip sako, šita korta atėjo laikas, šaukia. Jau visa ta šaukia, kad jūs spręskite kažką tai. Ir tai bus, tai gali būti neplanuoti dalykai, neplanuoti veiksmai, kurie pareikalaus iš jūsų resursų. Dar pagal šitą kortą, ką atneš, neperšalkite. Pasižiūrėkite, ar turite pinigų, ar turite ryšį su pasauliu, kad neatsidurtumėte kažkokioje apgailėtinoje padėtyje. Dar šitas dalykas, tas žmogus, jisai gali kreiptis į šitos namus, jisai gali ieškoti pagalbos, bet jis nemato išeities iš savo padėties. Jis čia šala todėl, tokiai bomžo pozoj, kad jis nemato, kad už to lango yra šviesa ir pagalba, ir dvasingumas, ir gerumas, viskas tame yra. Bet jis užsiciklinęs į savo problemą, aš nieko neturiu, aš viską praradau ir dabar aš toks apgailėtinas. Nieko panašaus, kiek spalvų, kiek šviesų yra už tų durų. Jam tiesiog reikia kažkur pasimelsti. Ir tiek. Tiesiog jam reikia pakelti sėdimąją nuo tos šaltos žemės. Ir viskas išsispręs, bet jis sėdi apgailėtinoj padėty. Tai truputėlį gailėsite savęs, nes kažką pradėsite spręsti, kažko užsiimti savo gyvenime. Iš esmės svarstyklės. Ir tai jums atneš be abejo stresą. Gerai. Ir mes dabar turime kas? Turime skorpioniukas, kur tu? Va čia, skorpionai. Gerai. Skorpionai žiūrime. Skorpionai žiūrime situaciją. Kokia situacija ateinančią savaitę bus į pozityvą jums? Taip, kardų karalius. Kas į negatyvą? Saulė. Ir į ką atkreipti dėmesį, daryti arba nedaryti. Magas. Ką atkreipti dėmesį? Gausite žinią ateinančią savaitę, tokia galbūt SMS, gal iš valdiškos įstaigos, gal kažkaip tai skorpionai, kažkokį laišką ar dokumentą, ar kažkokį iškvietimą, gal į teismą kažkokį iškvietimą, bet tas žmogus, jisai spręs jūsų klausimą. Šitas ponas, jis su kardu, jis yra valdžios atstovas arba kažkokių dokumentų atstovas, jisai spręs ateinančią savaitę jūsų klausimą kažkokį tai.
Gal kažkoks specialistas, gal gydytojas, gal chirurgas, gal tiesiog kirpėjas. Ir tai, bet jūs sužinosite informaciją, kad jūs pasieks informaciją, kuri, nu, jums nelabai patiks. Nelabai patiks. Nes į negatyvą saulę, tai sužinosite kažką, kas, nu, gal jums kažkokia informacija, kuri jums dabar šiuo metu neparanki, atkreipkite dėmesį, kad jūs ne taip planavote, ne taip norėjote, bet gavote tai, ką gavote, sužinojote, ką sužinojote, jūs turėjote kitų planų susiplanavę ir jums reikės kažką spręsti. Nu, bet ta žinia bus svarbi, tokia aktuali, tas ponas čia su jumis nesiderės ir jis tiesiog gal mokesčius kokius sumokėti reikės, ar kažkokias baudas, dar kažką, bet kažkokį jūs turėjot klausimą ir tas pilietis padės jums spręsti šitas karalius. Va. Ir magas sako, jūs viską galite, viskas jūsų rankose, ar panaudoti tą situaciją į blogą, ar paversti į gerų. Tai viskas jūsų rankose, nes saulė tai aš galiu. Aš vis tiek viską galiu, nesvarbu, kokios tos žinios būtų prastos ar ne tokios, kokių aš laukiu. Tai va, skorpionai, atkreipkime dėmesį į informaciją ir bendravimą su dokumentais, pinigais, reikalais, valdininkais ir taip toliau. Gerai, na ir mes pereiname pas skorpionai buvo, pereiname pas šaulius. Nagi, mėly šauliai, pasižiūrime, į ką atkreipti dėmesį ateinančią savaitę. Ką mes čia tokio gero turime pozityvaus nuo vasario 17 iki vasario 23 dienos. Ir šauliai, taip, 7 taurės. O koks negatyvumas gali būti šauliams? Saulė. Ir į ką atkreipti dėmesį daryti ir nedaryti? 4 pinigėliai. Na, jūs svajosite, būsite iliuzijose, gali būti, kad naudosite svaigalus, bet tai jums į pozityvą, jums kažkaip padės atsipalaiduoti. Bet norėsite daug, va, jūs labai daug kur norėsite patekti, pamatyti, sužinoti, gauti ir taip toliau, jūs būsite toks vijurkas, ir čia noriu, čia man įdomu, ir čia įdomu. Kortas sako, susikoncentruokite ties vienu dalyku, maksimum ties 2, nes visko tikrai neapriepsite, visur tikrai nepabūsite. Tai va, ir į negatyvą krenta saulė, kaip tai aš nepabūsiu, čia mano egoizmas, kodėl aš galiu kažkur nespėti, jūsų egoizmas bus kažkaip tai, jūsų asmenybė bus kažkiek tai tokia pastumta į pašalį, į kampą, jūs ne viską spėsite. Ir tai, ką jūs apie save galvojate, yra iš dalies iliuzija iš tikrųjų. Ir kortos sako, jūs tikrai ne viską spėsite, 4 pentakliai, jums trūks arba resursų, arba emocijų, arba galimybių visur dalyvauti, viską gauti, jūs tiesiog būsite, likite savo vietoje. Likite savo vietoje su tais, kuriais turite, saugokite tai, ką turite. Ir emocijos taip pat jūsų bus tokios suvaržytos iš tikrųjų, nebus progos pasireikšti emociškai. Tiesiog stabili, normali savaitė, jūs labai daug ko norėjote, bet jūsų poreikiai, jūsų norai šiek tiek bus pastumti į šalį ateinančią savaitę, ne viską gausite, ką būsite suplanavę. Tai va taip, šauliai. Ir mes turime dabar šauliai ožiaragiai. Ožiaragiukai. Nagi, pasižiūrime, kas jūsų laukia ateinančią savaitę. Kas gero pozityvaus laukia ožiaragių. Į ką jums atkreipti dėmesį. Kaip ir svarstyklėm pakabintasis. Žiūrime, kas nelabai pozityvaus ožiaragiai. Vienišius. Ir į ką atkreipti dėmesį daryti ar nedaryti. 4 taurės. Nu, reiktų pasižiūrėti, apie ką čia tos 4 taurės ožiaragiams. Magas, labai krenta magas šit visiems šią savaitę kažkaip tai. Aha, į pozityvą krenta pakabintasis, kažkokia situacija, kuri jau tęsiasi kurį laiką, jinai tokia, turėtų kažkiek įsispręsti. Jūs kažkaip pakeisite mąstymą. Yra kažkokia, ar tai jūs su sveikata negerai, ar kažkaip riboja jūs finansai, arba turite pareigas kažkokias, kur
kur jūs tiesiog pririštas prie šito darbo, prie namų, prie pareigų, prie kažkokio gal sergančio žmogaus, gal prie mažų vaikų, gal kažkokio prie anūkų mažų ar prie kažkokio tai. Tokia situacija, kuri tiesiog jūs laiko ir jūs negalite veikti taip, kaip jūs norite. Bet korta sako, ateinančią savaitę pakeisite mąstymą ir pasižiūrėsite į savo pareigas iš kitos pusės. Į tą savo situaciją pažvelgsite iš kitos pusės ir įvertinsite situaciją. Šitas vienišius sako, apmąstyk savo nueitą kelią, apmąstyk, ar tikrai viskas taip blogai. Ir atkreip dėmesį į 4 taurės, yra tokia apatija, depresija, kaip sakyti, nenoriukas. Ateinančią savaitę ožiaragiai gali būti tokie nenoriukai, arba padauginti alkoholio galite. Tai atkreipkite dėmesį į tai. Toks pasyvumas jausis visame kūne, nenorėsite nieko daryti, bet korta sako, nenusimink, nepulk į depresiją, nepulk į apatiją, nėra tai blogai. Kiti galbūt žmonės svajoja apie tai, apie tos tokius ar pareigas, ar kažkokius darbus, kur jūs taip nemėgstate, o kiti neturi gal to net gyvenime, tokios situacijos. Atkreip dėmesį, analizuok savo klaidas, pasižiūrėk, kas buvo padaryta blogai ir be to nieko blogo, jeigu truputėlį pabūsite ir vieni su savo mintimis ir savo gyvenimu. Bet aš paklausiu tos 4 taurės, viskas jūsų rankose, nieko čia tragiško nėra, jums tiesiog reikia pasižiūrėti, susijimti ir susivaldyti. Galite pasiskaityti horoskopus, galbūt dabar toks metas ir jums tiesiog nesiseka. Bet pasikeis žvaigždynas ant dangaus ir jūsų nuotaika ir situacija išsispręs. Tai va, ožiaragiai, atkreipkite dėmesį į tai ir jokių būdų neužsitęskite su šita depresija, apatija, nes tai gali užsitęsti ir įsivystyti į nelabai gerus dalykus. Jokių būdų nepulkite į alkoholį. Ir mes dabar ieškome vandenių, kažkur jie yra pasislėpę, mūsų vandeniai po ožiaragių. Taip, nežinau, kaip čia jie turi būti tos bangelės, ar jos čia taip, ar čia taip. Kažkaip taip, kad tikriausiai taip turi būti bangelės. Nagi vandeniai, kaip mes čia baigėme švęsti savo gimtadienius, ar ne? Paskutinė gimtadienių savaitė eina, nuo vasario 17 iki 23 dienos. Vandeniukai, atkreipkite dėmesį, kas gero laukia jūsų ateinančią savaitę. Kas gero? 5 pentakliai, 5 pinigėliai. Kas nelabai gero? Laukia 4 taurės. Ir ką atkreipti dėmesį, daryti ar nedaryti. 3 kardai. Kodėl čia tie 3 kardai? Kodėl 3 kardai vandeniams? Greit pažiūrim 3 priežastis. Na va. Aišku. Ateinančią savaitę galbūt kažkas jums pasiskūs, kad serga arba trūksta pinigų kažkam, arba kažkas blogai jaučiasi vienišas. Kažko turėsite išklausyti ir kažkam padėti. Į pozityvą jums krenta todėl, kad jūs galėsite padėti tam žmogui, jūs sugebėsite padėti jam. Ir išsispręs jūsų galbūt pinigų trūkumo klausimas, darbo klausimas, jūsų savivertės klausimas išsispręs. Jeigu jūs blogai jausitės niekam nereikalingas, nemylimas, toks vienišas, tai šitas klausimas spręsis. O į negatyvą krenta todėl, kad jūs tikriausiai nepasinaudosite tuo pasiūlymu. Kažkas jūs kreipsis, jūs sakys, kad man čia kažinat, man čia reikia, kažin ar aš čia ką gero iš to gausiu, 4 taurės į negatyvą. Neatmeskit visų pasiūlymų, išanalizuokite, pasižiūrėkite, ką atkreipti dėmesį. Visur taip širdelė sudaužyta yra, jūs kažko pergyvenate, galbūt jūs vienišas, arba jūs meilės trikampyje esat, arba kažkas jūsų nemyli, arba jūs išdavė ir jūs jaučiatės toks, niekam tikęs. Kodėl čia man taip yra skaudžiai ir niekam tikusi? Kortos sako, va tos 3. Taip, yra meilė, tikriausiai yra meilės trikampis. Jūs svajojate apie moterį, jeigu jūs vyriškis, arba jeigu jūs moterį svajojate, kad jūs įvertintų, pripažintų jūs kaip reikalinga, brangia, teisinga moterim, kuri jūs degate aistra kažkokiam žmogui, jūs tiesiog miegate ir matote tą žmogų pagal šitas kortas. Ir tiesiog dėl to jūsų širdelė yra sudaužyta.
Bet ateinančią savaitę kažkas turėtų pajudėti iš mirties taško va šito klausimu. Jeigu mes kalbam ne apie meilės trikampį, bet čia labiau šitie... Gal yra 3 žmonės ir jūs niekaip nesusitarėte. Jūs nesusitarėte galbūt dėl dokumento, dėl kažkokios tai ar pinigų, ar nuosavybės, ar kažkokių reikalų pajudėjimo valdiškose įstaigose. Vis jūs atideda, bet ateinančią savaitę turėtų jums kažkokį pasiūlymą pateikti. Ar tai dėl darbo, ar dėl pajamų, ar dėl kažkokių namų, dar kažko. Tai jums, nelabai tai patiks, ką jums pateiks, bet atkreipkite dėmesį, kad jūs ir taip labai ilgai laukiate. Na, vis dėlto pasižiūrėkite į tą reikalą iš kitos pusės. Dar jeigu jums pateiks pasiūlymą kažkokį, tai analizuokite ir išsakykite savo pageidavimus vandeniai. Jeigu kažkas jums pasiūlys kažką, išsakykite savo pageidavimus. Kaip jūs norite, kaip ir drąsiai, nereikia bijoti vandeniai. Išsakykite drąsiai savo pageidavimus tiems, kas su jumis bendraus ateinančią savaitę dėl savo problemų. To, ko jūs norite, dėl ko jums širdelė sudaužyta. Tai va. Ir sako, šita karalienė yra drąsi, ji nieko nebijo. Nu tai va taip, vandeniai. Gal jūsų reikalai pajudės. Jeigu tai nesusijęs su asmeniu, tai susijęs su valdiškomis įstaigomis arba jūsų darbu, jūsų verslu, vandeniai. Tai va taip, nenusiminkite, nepulkite į neviltį ir nepasiduokite. Jeigu nors labai norite, už tai kovokite ir tiesiog drąsiai išsakykite savo pageidavimus ir savo svajonės, savo norus. Kaip turi būti, kaip jūs įsivaizduojate. Tai va tokia situacija vandeniams. Gerai, na ir parėjome pa žuvis. Tai mėnusių žuvis, pasižiūrime, kas čia mūsų laukia ateinančią savaitę, vasario 17 iki vasario 23 dienos. Ir tai, kas mūsų laukia gero. Gero, kas mūsų laukia gero. 5 lazdos. 5 lazdos, kas mūsų laukia į nelabai gerą dalyką. Magas. Ir į ką atkreipti dėmesį, daryti arba nedaryti. 2 kardai. Nu, jau 2 kardus tai tikrai reikia paaiškinti, kodėl čia tie 2 kardai mums. Kaip čia mums išspręsti visą šitą reikalą. 9 taurės. Viskas aišku. Na, žuvis, gerai. Ateinančią savaitę konkurencinė tokia kova, pokalbis, kažkoks aiškinimasis santykių darbe. Ateinančią savaitę, bet į pozityvą jūs nugalėsite, jūs turėsite argumentus ir jūs tiesiog pareikšite savo nuomonę, atstovėsite savo teisės. Ir kodėl negatyva magas, tas žmogus yra manipuliatyvus, jis iš jūsų kažko reikalauja, jis nori nustatyti savo sąlygas, kad jūs elgtumėtės pagal jo sąlygas. Kodėl 2 kardai, galvosite kaip elgtis. 2 kardai, tą minutę, tą savaitę ateinančią, kaip ir nežinosi, kaip pasielgti. Ar sutikti ten, kur jūs nelabai gerbė, tarkim, darbė, nes čia darbo korta labiau. Ar išeiti ir tiesiog pasielgti kažkaip savanaudiškai. Ir aš paaiškinamoji korta yra 9 taurės, elkitės taip, kad jums būtų gerai. Jūs pagalvokite, kas jums gerai. Ne kažkam kitam gerai, bet jums gerai. Nesileiskite kažkaip pažeidžiami, kažkiek pastumiami į kampą. Jeigu jums konfliktas darbe ir jūs kažkas spaudžia kažką daryti ar nedaryti, bet jeigu jūs išeisite, jūs prarasite tikriausiai savo gerą padėtį, tokią ar pinigėliais prarasite, ar savivertę, ar darbų prarasite. Žodžiu, galite dar nespręsti. Ateinančią savaitę nespręskite, įjunkite tokį sveiką egoizmą, pofigizmą iš dalies. Na ir tiesiog palikite tą reikalą kažkuriam laikui. Tas magas, žodžiu, čia irgi gal nepalankiai žvaigždės susikloščiusios, dabar žmonės yra konfliktiški, ten Marsas kažkur konfliktuoja su Saturnu, jie ten dabar labai nuleidžia visiems taisyklės, tai žodžiu, jūs kol kas nespręskite ateinančią savaitę nieko, atstovėkite savo teisės ir pasirinkite savo patogiausią būseną. Tai va, mėlieji, persiritome per zodiako ženklus ir dabar tokį palydėtuką, bet reikia susirinkti kortas, ateinančios savaitės mūsų toks leitmotyvas pagrindinis, ką čia mums žvaigždė žada, kas čia mums tokio svarbaus, į ką atkreipti dėmesį visiems zodiako ženklams, pasižiūrime. Nagi, taurių pažas. Be abejo, visi reikalai spręsis taip dalykiškai, draugiškai.
Kam aktualu, nueikite į pasimatymą arba pakvieskite į pasimatymą. Kas esat susipykę, susitaikykite, atsiprašykite. Neužaštrinkite reikalų, neuždarykite širdies, būkite atviri jausmams ir geroms emocijoms. O kažkas gero ateinančią savaitę tikrai bus. Atkreipkite dėmesį į vaikus, padėkite vaikams, bendraukite su anūkais ir su artimais mums žmonėmis. Tai va tokia situacija ateinančią savaitę. Ačiū visiems, mėlyjei.